Ir ką? Jūs repetavot? Mes repetavom, jo, buvo repeticija, kur aš, nu tikrai, aš jau pats stovėjau scenoje ir aš skaičiau tą tekstą, aš repetavau, stovėjau, tai ką sakau, klausyk, mielasai, prodiuserį, būk malonus, daryk kažką, nes tu matai, kokiam aš stovėsiu. Ir ne, viskas gerai, viskas tvarkoj. Aišku, man reikėjo nusispjauti ir išvažiuoti į ligoninę. Ką tu veiksi, kai turėsi laisvo? Ką tu darysi? Aš tau atsakysiu anekdotų, kurį aš jau kažkada tai pasakoju. Sakau, vat ką jūs darysit, kai išeisit į pensiją? Aha. Žinot, visų pirma, atsisėsiu į supamą krėslą ir mėnesį sėdėsiu. Gerai, o po to pradėsiu suptis. Spjaučiau aš visą šitą, vat, kaip padarė Kazlas, bet man trūksta kokių 4 milijonų gal. O ką tu darytum, jeigu tu jos turėtum? Aš išvažiuočiau iš Vilnių, kur nors, kur baltas smėlis. Nepasilgtų mūsų. Taigi aš turėdamas 4 milijonus galiu kas antrą dieną atskristi. Ką tu darytum ant tų balto smėlio? O ką daro ant balto smėlio? O Dieve, marlynus žvejot šalia Kubos krantų. Sneperius, gruperius, ką nori, viskas. Dieve. O tada aš užsiimčiau to, ko užsiimo Paulius Korsakas.